Nu ką, labas rytas, šiandien pas mus ankstyvas rytas. Mes keliaujam į Monserate vienuolyną ir šiandien jau paliekam Barceloną ir judėsim pakrantę toliau ir kitų miestų, kitų objektų. Jėzau, kaip net biskį verčia galvą. Net atrodo sukasi biškė, ne? Pažiūrėjus. Kažin kokie mes aukštyn. Ir ten kalnuose. Dar kalne namukas. Ir ten net nematyt beveik, o va ten yra. Vau. Vau, labai gražu. Tai ką atvykom į kalnų vienuolyną, į muziejų Monserate. Vaizdai iš tikrųjų labai įspūdingi. Pasižiūrėjus į kalnus gali pamatyti įvairiausių vaizdų, formų, žmogeliukų ir panašiai. Nes iš tikrųjų vaizdas tai labai gražus. Monserate vienuolynas yra garsus benediktinų vienuolynas, įsikūręs Monserato kalno masyve Katalonijoje, Ispanijoje. Vienuolynas yra įsikūręs apie 720 metrų aukštyje virš jūros lygio. Šis žymus katalikų vienuolynas stovi ant Monserato kalno, kuris siekia iki 1236 metrų aukštį. Vienuolynas garsėja dėl Juodosios Madonos, Monserate globėjos statulos. Ši statula yra viena labiausiai gerbiamų relikvijų Katalonijoje. Tai ne tik religinė, bet ir kultūrinė bei turistinė vieta, traukianti lankytojus iš viso pasaulio. Norint pasiekti vienuolyną galima naudotis kabeliniu keltuvu arba funikulieriumi, kurie suteikia galimybę mėgautis nuostabiais panoraminiais vaizdais, arba automobiliu, kaip atvažiavome ir mes. Iš tikrųjų, kai pagalvoju, kad čia yra toks didelis pastatas, tokia didelė bažnyčia ir jinai yra kažkur aukštai kalnuose ir statytas tai tikrai senai. Ir tada supranti, kad wow, tokį gigantišką visą pastatą pastatyti ant kalno prieš daug metų. Wow, nerealiai tikrai. Ką pasivaikščiosim po muziejų? Ar taip, Emilė? Ar dažnai lankaisi muziejuose? Kiekvieną savaitgalį penktadienį. Kiekvieną savaitgalį penktadienį? Ten muziejus baras vadinasi, pažiūrėjau. Muziejus Nemunas, muziejus Dainų slėnis, Pušės. Lankė muziejų, bet kaip skiriasi dabar, kiek žmonių ir kai mes ryte atvažiavom. Mes rautas. Ryte taip ramu, tylu. Prie tos Juodosios Madonos, žinai, kiek bandys praeiti. Dabar kokia eilė prie tos Madonos, o mes va taip atėjom, nieko nėra. Bačelinė, net įsijungi kamštį rado. Aplankėm muziejų, aplankėm Juodąją Madoną, aplankėm vienuolyną, pasigrožėjom kalnais, o dabar judame toliau. Nu ką, praleidom dieną prie jūros, o dabar varom namučio, greitai padušėnų ir judėsim į miestą pajudėt. Tai jeigu kažko įdomaus pavyks nufilmuot, tai pamatysim. Taip, kaip ryte tolumoj matom vaizdą, Ispanijos momentas, kaip žmonės iš žmonių stato žmonių bokštą. Ir dabar jau čia lipa nemažas aukštas žmonių. Tai insane vaizdas, nusakykite, ta prasme, tam, kas yra pačioj kokį svorį turi atlaikyti, kad šitas bokštas būtų bokštu, čia yra wow.
Wow. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aukštas žmogaus aukščio bokštas. Norėčiau, kad paploti yra va čia va yra insane dalykas. Wow. Tai atvykom dabar, mūsų laukia povandeninė upė. Uolose. Plaukimas uolose, kalnų upe. Labai gerai skamba. Bet ar bus taip gerai kaip skamba, tai sužinosim. Matysim, kas tas plaukimas. San Josep urvai yra natūralūs požeminiai urvai esantys Valencijos regione, Ispanijoje. Šie urvai garsėja tuo, kad juose teka ilgiausia Europoje po žeme esanti upė, kurią galima plaukti. Urvai turi apie 3 km ilgio požeminį upės ruožą, tačiau tik dalis jo yra prieinama lankytojams. Lankytojai gali plaukti urvais laivu, lydimi gido, kuris pasakoja apie urvų formavimąsi, istoriją ir geologiją. Kelionės metu matome įspūdingi stalaktitai, stalagmitai ir kitokios kalkinės formacijos. Lankytojai taip pat gali tyrinėti tam tikras urvo dalis pėsčiomis. Urvai buvo naudojami nuo priešistorinių laikų. Archeologai rado senovinių piešinių bei artefaktų, kurie rodo, kad žmonės čia gyveno tūkstančius metų. Urvų tyrimai prasidėjo 1902 metais, o 1929 metais jie buvo atidaryti viešoms ekskursijoms. Ekskursija trunka apie 40 minučių ir per jas nuplaukiama apie 800 metrų upe, bei nueinama dar apie 250 metrų pėsčiomis. Urvuose vyrauja pastovi temperatūra apie 20 laipsnių pagal Celsijų, tad net ir vasaros metu ten yra vėsu. Jei planuoji apsilankyti, rekomenduočiau iš anksto pasidomėti bilietų rezervaciją, nes šie urvai yra gana populiari turistinė vieta. Nu ką, tai praplaukėm Teivę su valtim, buvo vėsu, buvo faina, gražu. Filmuot fotinti nelabai leido tik vienoje vietoje, bet šiek tiek pafilmavau, tai trumpai, lengvai parodysim, arba jau pamatė, buvo smagu. Vietą, kur randasi, paliksiu aprašyme, arba kur nors įdėsim video, tad praplaukti valtim po žeme, upe, verta, tikrai verta. Na, o dabar judėsim, jei gerai suprantu, maudynės krioklį laukia. Pasiplaukėjom po žeminę upę, dabar varom prisimaudyti krioklį. Tikriausiai niekam nebus paslaptis, jeigu pasakysiu, jog vasara Ispanijoje yra tikrai karšta. O atsigaivinti jūroje jums nesigaus, nes vanduo yra tikrai šiltas. Nieko baisaus, išeitis yra. Mes atradome vieną vietą, kurioje vanduo yra tikrai gaivus ir vėsus. El Salto de la Novia, lietuviškai nuotakos šuolis, yra vienas iš gražiausių krioklių Ispanijos Valencijos regione. Jis yra šalia Navajos miestelio. Ši vieta yra populiari dėl savo natūralaus grožio ir legendos, kuris suteikia jai ypatingą romantišką atmosferą. Pavadinimas nuotakos šuolis, kilęs iš romantiškos tačiau liūdnos legendos. Pagal senovinį vietos paprotį jaunavedžių poros, norėdamas užtikrinti ilgalaikę ir laimingą santuoką, turėdavo peršokti upę prie krioklio. Sakoma, kad vieną dieną jaunikis ir nuotaka bandė peršokti upę, bet nuotaka paslydo ir buvo nunešta srovės. Jaunikis bandė ją išgelbėti, tačiau abu buvo nunešti ir paskendo. Nuo tada krioklys gavo pavadinimą nuotakos šuolis, primenantį šią tragišką meilės istoriją. Krioklio aukštis siekia apie 30 metrų ir jis įteka į nedidelį natūralų baseiną, kuriame lankytojai gali atsigaivinti. Krioklys yra dalis Palancia upės, kuri įteka į žalią, kalnuotą regioną. Vasarą daug žmonių atvyksta čia atvėsti, pasigrožėti vaizdais, vanduo paprastai būna šaltas ir švarus. Tad tai puikia vieta atsipalaidavimui. Gerai, galiai dar.
Bet gaivu. Bet jums tai gerai. Čia tai vanduo. Pagaliau einasi gaivi. Ežerė, Lietuvos ežerė tokia mėgsta. Gerai, einame susimaudyti. Jo, net neliptai, Kitame kadre. Sodis nufilmuosiu. Sekančias kelionės dienas mes apsistojame Valencijos mieste, kur praleidome daug laiko prie jūros, vaikščiojome po senamiestį. Man dar teko sudalyvauti tinklinio turnyre, kuris vyko dėl labdaros Valencijos vargšams. Nu ką, paskutinė diena Ispanijoje prasidėjo, dabar esam tokiam byče tarp kalnų, žmonių daug, einam įsimaudyti, važiuosim į Alcantę, praleisim ten vakarą ir rytoj skrendam namo. Bet labai visiems ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti like, subscribe ir susimatom kitame video.